Kokios nuotaikos prieš pirmas rungtynes? Nuotaikos yra geros, visi turėjome fizinio parengimo ciklą ir dabar laukime pirmų varžybų. Pasitikrinsim, kaip ruošiamės, kokius niuansus keisim. Ar spėjat viską pasiruošti, ką buvo suplanavę prieš renginuose? Kaip treneris minėjo, kad laiko trūksta, gal ir visom komandom trūksta. Todėl ką galėjom, tikrai padarėm, dabar lauksim to rezultato. Žinoma, daug dar ir ateityje dirbsime. Pats debiutuosi Lietuvos krepšinio lygos. Kokią savijautą, nedreba rankos? Drebėti nedreba, tačiau daug dalykų tenka naujų išmokti. Todėl teks panaudoti ir žiūrėsim, kaip čia bus. Vasarą treniravaisi su Marijampolės komanda. Ką gali pasakyti apie šį klubą? Kokios stiprios čia pusės? Teko truputį treniruoti su jais. Stiprioji pusė gal, kad jaunadiškai visi marijampoliečiai, kaip ne visi, dauguma marijampoliečių yra surinkta, branduolys bent jau. Ir jauna, ambicinga komanda, kuri nori parodyti kažką. Todėl gal jaunadiškas entuziazmas tiesiog. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį labiausiai ruošiantis rungtynėms prieš Marijampolę? Ką akcentavo treneris? Manau, visi žaidėjai, dabar sunku pasakyti, nes nematė ne vienų varžybų, todėl kažką konkretaus pasakyti labai sunku. Vėliau eigoje galėsim išanalizuoti varžovus ir tada bus aiškiau. Tavo paties nuomonė, ar labai svarbu čempionatą pradėti pergalę? Žinoma, svarbu. Kiekvienai komandai svarbu, tai yra psichologinis pasitikėjimas toks ateina, todėl, manau, yra labai svarbu. Salėje dažniausiai būna pilnutėlė per Juventus oficialias rungtynes, ar tai gali padėti rytoj? Tai žinoma, tai šeštasis žaidėjas, sako, yra žiūrovai, o Utenoje žiūrovai yra fantastiški, jie palaiko, pilna salė, tikrai smagu žaisti, jauku.